Šiomis dienomis, kai tamsa tirštėja, o šviesa ryškėja, kai visa, kas bloga, yra pradedama vadinti gera, o kas gera yra pradedama vadinti bloga. Šiandien, kai jaunimui nėra įskiepyto noro gerbti ir mylėti, o senimas miršta vienatvėje, neturėdamas vilties, kai visaip meluojama ir praktiškai visose institucijose, mokymo įstaigose, darbuotojai užsidėję begėdžių akinius turi meluoti ir apvoginėti, kurti planus bjaurystėms ir juos vykdyti, už tai gaudami pinigus, praradę viską, kas šventa, jie pamiršta, kad Judas, pardavęs Jėzų, baigė prastai. Šiandien, kai Dievo dvasia dar kviečia ir Dievo žodis dar daro stebuklus žmonių širdyse, šiandien, kai Kristaus aukos pakanka tave išlaisvinti iš tavo pačių numylėtų nuodėmių, kviečiu tave šauktis jo, nes tamsos dienos suskaičiuotos. Kviečiu tave, brangus žmogau, pradėti ieškoti išgelbėjimo Kristuje, juk jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Jis pakeitė begalės žmonių gyvenimus. Jis ištraukė ir išlaisvino daugybę iš nuodėmių, liūno. Jis pasigailėjo žmonijos ir tik per Kristų Jėzų mes gavome tau malonę. Ne taip kaip Nojaus laikais meilė nuodėmiai nesibaigė gerai. Šiandien jis, Kristus, kviečia tave taip pat, kaip jis kvietė ir mane pabėgti nuo nuodėmės į šviesą ir iš mirties į gyvenimą. Todėl, jei tu šiandien nesusitaikiai dar su Dievu ir tavo širdis nerimsta dėl amžinybės, jei tavo mintis sukasi ir neranda ramybės, kviečiu tave melstis kartu. Kartu kreiptis į Kristų Jėzų, vienintelį tarpininką tarp žmogaus ir Dievo. Vienintelį, kuris gali pašalinti tavo nuodėmę tą skausmą ir suteikti naują amžiną gyvenimą. Todėl, jeigu tu pasiruošęs tam, melskis kartu su manimi. Viešpatie Jėzau, šiandien aš apsisprendžiau pasiduoti tavo meilei ir atiduoti savo gyvenimą į tavo rankas. Viešpatie, atleisk mano kaltes, mano nuodėmes, atleisk meldžiu ir apvalyk mane nuo jų. Tikiu, kad tu gimėjai šioje žemėje ir kentėjai ant kryžiaus už mano kaltes, kad aš galėčiau rasti tavyje prieglobstį, paguodą, atgailą ir amžiną gyvenimą. Tam, kad aš tapčiau nauju žmogumi, tu prisikėlei 3 dieną ir pasidalinai savo pergalę su kiekvienu, kuris pasiekė tavimi. Viešpatie, meldžiu, užeik į mano širdį ir viešpatauk. Atsiduodu tau, būk mano viešpats ir gelbėtojas. Amen.